Tikimės, kad raketos nepataikys į lėktuvą. Varyk, tu gali! Būnu Splinteris. Merda indeed. Sveiki. Išleiskit. Ta pusė. Hello. Liktais nieko neturiu, gal. Nu ką, hebrytė, nieko nepriveikiau šiandien. Turime nuo Vietnamo viskas. Tikiuos paskolų neprisimsinomės. Vos nemiriau, ką tik. Ir dabar sėdžiu kai daunas. Wow. Labas rytas, sveikinamės iš Tanzanijos, Kenijos borderio. Šuniukai apieško. Liktais nieko neturiu, gal. Keliaujame į Nairobį, tada Nairobį dienelę, naktis, skrendame į Šri Lanką. Tai pasimatom truputėlį vėliau. Šiuo momentu esame kažkur Middle East ir tikimės, kad raketos nepataikys į lėktuvą. Ir editinu jums šedevrą naują, tai jeigu nemirsiu, viskas bus gerai ir pamatysit viską. Tai Abu Dabis ir tada skrendam į Kolombą, į Šri Lanką. Tai pasimatom, galbūt Abu Dabį jau. Labas rytas, vėl sveikinamės iš tropikų pagaliau. Žiauris įstaškęs, ką tik mėgau, keliavom daugiau nei 24 valandas į Šri Lanką. Tai dar su autobusu nemažai teko ir primeskit. Dviratį, gavau plentinuką dviratį tikrai neblogai prižiūrėta nemokamai. Nes tiesiog pradėjau rašinėti čiveliam, kurie tipo pardavinėja dviračius. Ir sako čivelis vieną, sako tipo, tai galiu aš tau paskolinti, tiesiog sako, nereik tau pinigų, nieko panašiai. Tai tiesiog atvariau, ten biškį ditūras gavęs, bet nuvažiavom su taksu. Tai pasą tiesiog nusifotkino, tikiuos paskolų neprisimsinomės, bet šiaip žiauriai maldės švelis, sako, noriu padėti, sako, matau, kad sportuoja, tai sako, tikrai prisidėsiu ir sako, nepergyvenk, sako, nereik nieko, į servizą net nuvežė tą dviratį. Prašau, nuliovas dviratis už nieką. Taip, kad karma grįžta, o kas toliau, tai hatelė taip atrodo ir žiaurim, kas toliau vakare vyksta Šri Lankoje, Ahangamo miestelėje. Surferių hippie miestas, žiauriai karšta, tram 5 laipsniai. Tai excited, porą savaitėlių dar čia prieš grįžtant į Lietuvą. Davai. Nu, einam jau iš hatelės pasivaikščiot. Taip atrodo premises, žiauriai gerai iš tikrųjų. Visiškai beveik centre gyvenam. O po maratono kojos jau pradeda funkcionuoti. Ja, IT bands, žiauriai skauda. Turbūt, hei. Bet turbūt dėl to, kad biškį į kalną keidinis tiesiog dar mažesnis, dar šiaip pas mane žemesnis yra. Tai bandau padidinti, bet dar visai sunkiai sekas, reikės bandyti metronomo metodą. Ir tada pasižiūrėsim, kaip seksis, bet tikrai IT bands labiausiai pavargę. O daugiau visą kitą, tai viskas normaliai. Tai varom dabar į miestą, pasižiūrėsim, kas gera. O čia garsus Šri Lankos traukinys, kažkoks važiuoja, reiks pralėkti. Toks biškį Tailandukas man primena, bet fainai, iš tikrųjų ramesnis Tailandas. Išsirinkom viešbutį, kur gyventi, tokiam Ahangamo mieste. Tai labai nice atrodo, einam pažiūrėti, kaip atrodo jūra ir saulėlydis. O eismas visai didelis, matau, tai su dviračiu bus zaibys važiuoti. Norėčiau praeiti gatvę, nes labai gražiai atrodo. Maybe there is some space to see this beach. It's there, yeah. Can I get a menu there? Yeah, thank you. Žiauriai gerai atrodo, wow. Kosmosėlis. Yes. Oh, wow. Oh, that's great, sir. So you're from Sri Lanka? Yes, I'm Sri Lanka. What's your name? Irash. Guys, go to Sri Lanka and go to Ahangama to visit Irash. Popeye Beach. Yeah. Which beach? Popeye Beach restaurant. Popeye Beach restaurant. Go for it. Gerai, jau prilesta. Varom miegot. Labanakt.
guys, that's Jason Bourne. Labas rytas. Baisiai karšta. Biškai pramegau, nes biškai prie laiko adaptuojas. Čia 3 valandos skirtumas, nuo 2,5 nuo Kenijos. Tai tikrai jaučiasi ryte, atsibudau 6, galvoju, ne. Tai jo, dabar prasiminiau, žiauriai geras kelias, flat. Belekiek mašinų miestą, bet apsilenkinėjau, viskas normaliai. Tai reikia tiesiog atsargiai, bet kaip gera flat sea levelį būt. Kaip smagu važinėti ir kaip smagu turėti plentinės padangas. Žiauru, einu prostas, davai. It's hot. It's hot for me also. Lekiam į baseiną. Jau jaučiu baseinas, kokio karščio bus. Žiauriai karšta, Tram 5 dabar. Tram 5, ar įsivaizduokit. Tram 5. Aš tau sakau, belekai karšta. Atėjau plaukto, ten karočią šaiką sako, neleisim tas, kol nesumokėsi, aš noriu sumokėti, bet net prisiskambinu, sako, skambink ant to hostelio kažkokiai panai. Ir dabar sėdžiu kai daunas. Tai biškai nelabai malonu. Norėčiau eit plauk. Ir dar stipiau saulės kremų, kuris belekai baltas. Tai dabar kaip vaiduoklis atrodo. Bet nieko, gal susiderinsiu. Pažiūrim, kas bus. Vanduo tai koks 35 irgi. Bet ką darysi, kaip visada. Vietname tas pats buvo. Prasiplaukiau, žiauriai nepatiko receptionas, kaip vakauriukai bendrauja. Tai negyvas viešbutis, pilnas senelių ir tiesiog vaibo nėra. Patys kalti, bet varau nusipraust, kažkur vakarieniaut eisim ir saulėlydį palydėt. Toks dabar tas gyvenimas ir visai smagu biškai egzotiką pabėgt. Ir buvo labai pigus biletai iš Nairobio, 200 €, tai nebuvo verta Afrikoje likti, nes lietaus sezonas, tai geriau kažkur naliekti, kur šilta. Tai atlekiam čia. Rytinis bėgimukas jau padarytas, 8 km, vėl pramiegota, tai žiauriai karšta buvo ant galo, tikrai sunku, primena Vietnamą, bet geriau biškai, geresnė forma, gal sakyčiau, bėgimo. Ir tas aukščio pasikeitimas dabar sea levelį turėtų būt biški geriau, bet žiauriai karšta, 30 feels like 33, tai grinai Vietnamo tema, dabar varysiu plaukt. Tai bus karšta, po to gal pasurfint panašiai, pas vėžliukus, paleis vėžliukus į jūrą, mažiukus pirmai kelioniai. Tai laukia įdomi diena, pasimatysim, davai. Laukimas dan, galim varėt, degintis ir surfint. Sporto diena baigta. 11. William H. Karočią buvom pasurfint ir vos nemiriau, ką tik, realiai. Nes nuplaukiau biškai toliau, kur šakelė rimtesnė turbūt, nes galvoju, ką čia žaist. Ir atsistojinėjau ant tų mažesnių bangų, aišku, vidurys dienos lievos bangos, bet kai sumėtė viena banga, vapšė, nežinau, kur viršus, kur dugnas, išnėriau ir tokį dugną pasiekiau ir vis tiek virš galvos vanduo, plemba, galvoju, mirsiu. Tai viskas gerai dabar, iškart krašinau lentą, tai reiks gal pasimti kokį gidą ar kažką, kad biškai pamokytų mokytoją, nes esu
bandęs, bet atsistot moku, bet daugiau nieko. Tai jau prieš porą metų. Tai pažiūrim, kas toliau. Labas rytas. 6 ryto. 6:20 pramegau vėl, bet šiandien jau geriau. Tai varom 2 valandas, važiuojam ir iškart bėgam oras 8 kilus. Tai bus ką veik šaikyti, nes bus jau karštai. Prisidirbau jau dabar, galvojau, turėjau 5 atsikelt. O naudinga tas tuom, kad triatlone tiesiog pratini kojas prie triatlono varžybų, kad nebūtų tokios sunkios kojas po dviračio. Tai kapuojam šiandien rimtesnį dienelę. Davai. How old? Bye. How old? How many years? 60? 50? Oh my god. Tai po tokio karščio ir po tokio workout'o baisiai iškritęs lovai, nes žiauriai karšta buvo bėgti, jūs net neįsivaizduojat. Tai vėl primena Vietnamą viskas. Took a whole lot of time just to get up that hill. Now we up in the big leagues. Biški nuotaika subjūro bėgant, nes žiauriai sunku buvo, jau per karštą reikia 5 ryto jaučiu pradėti, nors pradėjau 6:30 gal. Tai jo, kitą kartą reikės tamsoj pradėti, tiesiog, turiu žibintus ir pradėsiu. O šiaip tikiuosi, kad progresas eina į viršų, nes dabar atrodo viskas žemyn, bet tas pats Vietname buvo, tai žiauriai sunku psichologiškai išgyventi tą karštį. Nežinau, ar jis gal tinka, nes Vietname laimėjau tamčiaus grupę, bet žiauriai nekenčiu. Jau geriau aukštis, kažkas šaltis, bet karštis. Smagu įdegus būt, bet daugiau nieko. Nu ką, hebrytė, nieko nepriveikiau šiandien daugiau, prakimarinau, tai labana. Labą dieną jau. Tai prasibėgau šiandien 12 kilų ryte ir taip išdaužė viskas, kad wow, tai iš tikrųjų žiauriai sudėtinga, išbėgau po šiupiam, tai pirmi 4 kilai normaliai ir tada vėl ir toks žiauriai psichologiškai buvo sunku Vietname. Tai dabar išgyvenu tą patį, tai tiesiog skaičiuoju dienas, kada grįžti į Lietuvą. Nes belia kaip sunku sportuoti čia ir nori sportuoti ir atrodo tas krūvis, tas visas peisas, kurį turėjau ir panašiai viskas tiesiog į viršų, tai nesveikai sunku psichologiškai, bet išgyvensim. O toliau varysim pas vežliukus, paleisti vežliukus į pirmąją kelionę į vandenyną. Tai bus smagu, parodys, kaip viskas atrodo. Davai. Keliaujam pas vežliukus ninzes, nes kaip ir mano artimi draugai žino, kad aš kartais būnu splinteris. Tai keliaujam savo moksleivių aplankyti. Can we stop at the cafe here? It's you see this cafe, Sun Fun? Yeah. I need to give them money a little bit. Just a second. Karoči, reik šaibas grąžint, nes baisiai lievą mylą padarėm, net nepriėmė kortelę.
Hi, bro. It's 4,100? Oh, yes, okay. It's 100 rupees. No, I have only 500. No, it's 100. Here 100. Yeah. Ką šiandien varom? Patys suprasit. Hello. Simos. Simon. Yeah. 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 Nice to meet you. Come here. Nice to please. meet you. I will explain for you. Okay. First, I have explained something about the turtle. Then I can show you tank by tank for you. We have all turtles have some injured, handicapped, and disabled turtle. This one, green sea turtle. Common one means Sri Lanka. Nice kid. We Nice kid. on the support line. Now we can see hawksbill turtle. Vargšiukai uždaryti Okay. This Bet one hawksbill dėl jų turtle. gerovės. Dėl jų gerovės Mount uždaryti jie. side. Mažiukas, mažiukas. From the fishing net without back leg, she difficult to survive in the ocean. 5 years old. 20 years, they become vegetarian. Congo, no babies inside the eggs. Kiaušiniai. We put, understand? How many days survive in a... Baby turtles survive in the ocean 1 out of 1,000 like that, because birds catch them, fish eat them, natural 1 trouble. out of 1,000. 1,000 like that. Okay? Merda. Merda indeed. Film them? Oh yes. You want to? It's okay. Kolega labai greitas. Bando užbaigti shiftą greičiau. Sveiki, aš esu pirmasis lietuvis jūrų zoologas gyvenantis Šri Lankoje ir taip atrodo mano darbo diena. Jo, tu. Simba. Ja, tu mažiukas. Nu, sėkmytas. Nu, ne į tą pusę. Jo. Be strong. Varyk. Varyk, tu gali. Varyk. Į laisvę. Arba į mirtį. Šansas, kad išgyvens 2 iš 300 ar kiek? 2 arba 3. Simba! Yeah! Vanduo! Varyk, Simba! Varyk, Simba, tu gali! Varyk! Vėžliukai išleisti į laisvę. Aš atrodau kaip ryžas balvonas, bet tikiuosi, kad Simba išgyvent. Tik tiek. Tai pasimatom kitam epizode. Šaikyte. O bus daug veiksmo, daug sporto čia ir tikėkimės, kad kelionių, nes kol kas karštis išdaužo. Iki kitos savaitės. Davai, Šaikyte.